Labas vakaras, mano vardas Vigilija ir aš esu alkoholikė. Labai Jums ačiū už pakvietimą pasidalinti savo sveikimo patirtim. Ir tuomet jau netempdama gumos iš karto ir pradėsiu nuo pačių pradžių. Kaip e, mano istorija, sakykime, yra tiesiog buitinės alkoholikės istorija. Be ypatingų fejerijų, be ypatingų kažkokių tai ten neturiu aš ką papasakot, sudaužiau mašiną, atėmė vaikus, ar ten aš praradau darbus, ne. Buitinė alkoholikė, va ta savaitgalinė, paskui ir kasdieninė, ir, kaip aš sakau, visai nebūtinai, tu turi voliotis prie konteinerio smirdantis, dvokiantis, gali gert labai prabangius gėrimus iš labai gražių taurių, labai gražiai apsirengus ir, kaip sakyt, visą tą mėšlą suvynioti gražų spalvotą popierių ir save muilinti ir muitinti savo akis, bet tu nepriklausoma, kad čia tie, vat, kurie negražiai atrodo, tai va tie tai priklausomi. O vat aš nieko nepraradau, tai aš dar galiu palyginti save su draugėm, kurios nemažiau vartoja ir pati save apsimelavusi, ilgai tikėti, kad tai ne mano problema ir manęs tai neliečia. Aš sakau, juokiuosi, kad aš geriau labai anonimiškai, niekas neįtarė, nei tėvai neįtarė, nei draugai ypatingai neįtarė. Va ta vieniša, su nieko nesidalinanti, matė vyras, jisai matė va, tuos visus mano beprotiškus kiekius, kai savaitgalis gali prasidėti ir negali, jis prasidėdavo paskutinius 10 metų, prasidėdavo savaitgalis tuo ir baigdavosi tuo, paskui aišku ir naktiniai tie košmarai, prabudimai, naktiniai drebuliai, baimiai, įtampoje, kaltėje, gėdoje ir kas tai užglūšina. Eilinė taurė alkoholio likučių šaldytuve, 3 ryto, 4, nesvarbu. Didelis, kas iš tų laikų atsiminimuose, tai didelis kaltės jausmas, didelė gėda, didelė baimė, kas manęs laukia ir kuo tai baigsis, nes paskutiniu metu aš jau supratau, kas su manim vyksta, aš supratau, kad ne aš kontroliuoju alkoholį, o ne aš jį vartoju, jisai mane vartoja ir vartoja dideliais kiekiais. Ir kai sako, vat, kai būna ten užgėrimai, dar kažkas, pas mane to nebuvo, pas mane tiesiog stabiliai, to lygiai visą laiką buvo tam tikras alkoholio kiekis. Ir nežinau, negaliu pasakyti ir neieško atsakymo, kodėl. Gerų tėvų, nuostabių tėvų, gera mergaitė kažkodėl vienu metu pradėjo gerai buchalti. Ir taip, kad, sakau, tiesiog taip atsitiko. Ir aš nežinau kodėl, bet aš žinau, kad kai sako, aš gimiau alkoholikė, nežinau, bet kai aš paragavau pirmą taurę šampano, man jie tikrai gimė alkoholikė. Nes aš tą būseną atsimenu kaip dabar. Aš iš principo gerai jaučiausi tik tais, ko gero, vaikystėje. Aš jaučiau pilnatvę gyvenimo, sakykim taip. O kai atsirado laikas, kurį aš jau save kaip ir atsimenu gyvenime, ne, man visą laiką buvo negerai. Aš visą laiką gyvenau kažkokiam nuolatiniam diskomforte ir aš net negalėjau pasakyti, su kuom tai susiję. Visko gana, visko pakanka, mane myli, aš pakankamai išvaizdi, bet va tas man nedaduota laimės jausmas, jis tiesiog buvo manyje visą laiką. Jeigu mokyklos laikais, tai, kodėl vat ją išrinko vesti koncertą, o ne mane. Jeigu kažkokie šokiai, draugystės prasideda, kodėl vat jas kviečia, o ne mane. Aš nieko nedariau, kad būtų kitaip, aš jokių pastangų nedėjau, bet aš visą laiką buvau nepatenkinta tuom, kaip man tenka gyventi. Ir pirmą kartą 16 metų išgerus, tiesiog per naujus metus su tėvais taurę šampaną, aš pajaučiau tokį jausmą, kad vau, aš taip jaustis noriu. Va taip pat aš jaučiuosi gerai. Va dabar aš pasijaučiau taip, kaip turi jausti žmogus gyvendamas gyvenimą ir norėdamas būti laimingas. Ir aišku, aš tuomet to nesuvedžiau ir nesupratau ir dar čia visais ilgas tas gyvenimas po to buvo, kaip eiti link, smigau moteriškai labai, sakykime, lietai įsisubavau. O paskui labai staigus nuopuolis buvo per kelis metus, tiesiog staigus kritimas į alkoholizmą, kada aš jau tiesiog nebesuvokiau, kas su manim vyksta. Ir tas bejėgiškumo jausmas, kad aš negaliu sustoti, kažkokiu momentu įvyko tiesiog kažkoks taškas buvo, lūžis, kuriame aš supratau, aš nebekontroliuoju. Ir kai tas pirmas pojūtis, kad aš negaliu savo neįpilti, aš negaliu sustoti, nors aš žinau, kad aš jau blogai jaučiuosi, mane apėmė siaubas.
siaubas apėmė nuo to, kai aš suvokiau, kad aš to nuo manęs nebepriklauso. Vyko kažkas, kas nuo manęs nepriklauso. Aš googlinau internete apie moteris alkoholikės, aš domėjausi apie tas tvarkingas, inteligentiškas, nieko nepraradusias, skaičiau jų istorijas ir supratau, kad tai apie mane, bet aš labai labai bijojau įgarsinti. Nes mano geros mergaitės įvaizdis, vardas jis būtų subirėjęs, tiesiog pukšt. Ir taip, ir šeima buvo, ir vaikai buvo, ir baimė buvo labai didelė, kad kažkas sužinos, o dar didesnė baimė buvo, kad tai niekada nepasibaigs ir aš nežinojau, ką daryti. Ir tiesiog vieną dieną, kaip aš nežinau, matyt, taip turi būti, kažkaip Dievas jisai pareguliuoja, kad tas dugnas kiekvienam savo. Mano buvo toks, kad aš vieną rytą atsikėlusi, verkdama, ašarodama, skambinau savo vyrui tuometiniam ir pas jį paklausiau, kaip tu manai, ar aš pati gebėsiu sustoti. Ir jis pirmą kartą be kaltinimų, be barnių, be priekaištų man ramiai pasakė, ne, Vigilė, sako, tu pati nebesusitvarkysi. Sakau, ką man daryti? Skambink mamai. Ir tada buvo blaivybės pradžia. Tai buvo 19 metų, balandžio 1 dieną, kai aš paskambinau mamai ir pasakiau, mamai, sakau, aš turiu baisę paslaptį ir aš nežinau, ką man su ja daryti. Ir aš tiesiog ją įvardinau. Ir taip, nuo tos dienos prasidėjo mano blaivybė. Ir kaip dabar pasakyti, prablaivėjau, sakykime, santykinai lengvai, nes kas man buvo alkoholis? Alkoholis man jisai buvo, kaip vaistai, iš tikrųjų visas blogas būsenas pagerindavo alkoholis. Aš tarsi visas emocijas, blogas, geras, kad aš galėčiau tame jaustis komfortiškai, aš turėdavau vartoti. Man to dėmesio trūkumas, jisai buvo tiesiog patologinis. Aš visą laiką turėjau gauti dėmesio, kad jausčiausi gerai. Mano ego buvo tokio ditumo, kad aš tegul per blogus dalykus, bet aš vis tiek susirinksiu sėdėti savo tą dėmesį. Ir tavo puikybė nežabota mano tokia. Jinai man padėjo išplūduriuoti pirmus gal pusantrų maždaug metų blaivybėje, be anonimų, be programos. Grinai per tą, kad taip, aš įsigarsinau, sužinojo artimieji, sužinojo artimiausios draugės, bet svarbiausia šeimos ratas. Tai, kas nieko sakau nematė, matė tik jį. Ir tas dėmesys, kurį aš gaudavau, kaip susitikdavom vakarėlį, aš vėl buvau žvaigždė, bet jau per kitą prizmę, ne tai, kad aš prigėrusi būdavau linksma, paliodna kompanijos siela, aš vėl buvau žvaigždė, nes tokia faina, kaip tu šaunuolį išdrįsai garsinti, nepabijojai pasakyti, mes tave palaikom, tu malačius. Aš vėl buvau dėmesio centre. Aš vėl visiems rūpėjau, aš vėl buvau ypatinga, aš vėl buvau pati svarbiausia. Ir aš ant tų tokių puikybės ratų, aš išvedžiau blaivybėje 1,5 metų. O paskui atėjo toks momentas, kada aplinkinės pasidarė tiesiog nebeįdomu. Valio, mes irgi nevartojam, ir tai negeri, šaunuolė, susitvarkiai gyvenimą, pirmin. Ir aš taip sėdžiu, ką reiškia susitvarkiai gyvenimą. Ir aš supratau, aš nieko nesusitvarkiau, taip, aš blaiva, bet mano gyvenimas nuo to, nei kiek nepagerėjo. Aš buvau šventai įsitikinusi, kad jeigu aš nustosiu vartoti, tiesiog viskas susitvarkys. Visos problemos išsispręs ir aš pagaliau galėsiu normaliai, ramiai gyventi. Kad mano problema, aš taip galvojau, buvo gėrimas. Ir po 1,5 metų blaivybės aš supratau, kad tai nebuvo problema, man ta blaivybė, tokia kokybė blaivybės, kokia jinai buvo. Man ant šakos pasikabint norėjosi, man viskas buvo blogai, man absoliučiai viskas buvo blogai. Man nei viena diena, sakykime, taip neteikė jokio džiaugsmo. Ir tarsi, lyg ir darbas yra, įvyko skyrybos, bet jau link to buvo einama, ir kažkokių tragedijų nevyksta sveikata geras, man gyvenimas nemielas, man viskas pilka, man viskas drunkna, mane viskas erzina, mane viskas siutina. Aš atsikeliu, aš jau pikta dėl to, kad reikia keltis, pikta dėl to, kad reikia gyventi. Nueini į darbą kažką vaidini, susitinki su tėvais, vaidini, kad tau labai gerai, o viduj kažkoks beprotiškas chaosas, kažkoks visiškai nevaldomas beprotiškas chaosas, vidinė būsena, tai tiesiog aš nežinau, kaip aš neatkritau. Aš nežinau, kodėl tiksliau, aš įtariu, kad mano charakterio defektas puikybė šį kartą ir vėl man padėjo. Aš labai bijojau, kad jeigu aš pasakysiu, man bus gėda, kaip čia bus. Ir aš tiesiog labai bijojau. Aš labai dar atsiminiau visas būsenas gėrimo
tuo metu, kai gėriau. Visus tuos košmarus, visus tuos naktinius siaubus, visus tuos drebulius, visas tas rytus, kai neatsimeni, kas buvo. Man tai vis dar kaip košmaras buvo. Plus dar nustojus gerti, pagerėjo oda, pagražėjo, aš bijojau tą prarasti. Vėlgi tie paviršutiniai materialūs tokie dalykai, bet tai mane išlaikė blaivę. Bet aš nekenčiau visko. Aš atsikeliu ir aš tiesiog visko nekenčiu iš pačio ryto. Man viskas nemiela. Va tas alkoholio badas, tos būsenos, kurią gaudavau gerdama, aš jos niekaip nesugebėjau išgauti blaivybėje ir tai mane užžudė. Aš tiesiog buvau pikta, irzli ir vis bandžiau priiminėti sprendimus. Vat vis dirbau pagal savo valią. Man atrodė, kad jeigu aš tokį sprendimą prieisiu, tai jau tada tikrai susitvarkysiu. Kitokį priimsiu, jau tada tikrai susitvarkys. Aš keičiau darbus, aš keičiau vyrus, aš keičiau, atrodo viską, įpročius, hobius, specialybės, visą gyvenimą taip dariau. Ir blaivybėje aš irgi bandžiau kažką keisti, bet aš manau, nieks negerėjo. Absoliučiai visiškai niekas negerėjo mano gyvenime. Dienos buvo tiesiog kiekviena nei šokia, nei tokia ir aš supratau, kad aš arba ant šakos pasikabinsiu, arba aš atkrisiu. Ir ta būsena, kaip sakyt, ko gero, aš tame pirmą kartą gyvenime ir pajaučiau Dievo buvimą mano gyvenime. Nes aš nebuvau nei ten ateistė, nei ten labai religinga ar tikinti, tiesiog mano močiutė buvo tikinti, aš labai gerbiau, mylėjau savo močiutę ir pagarba religijai, pagarba tikėjimui jinai buvo. Tradicijų kažkoks prisilaikymas, bet to giliai viduj tikėjimo jo nebuvo. Ir aš kažkodėl tuo metu tiesiog pradėjau šauktis Dievą. Ašarom miške, prie koplytstulpių, tiesiog tokiam parke daug vaikščiodavau Vilniuje, čia yra tokias, kryžiaus kelias, kalvarijų. Ir aš ašaros, nargliai, upeliais, ten viskas kartu, aš tiesiog šaukiausi Dievo, nes aš sakiau, aš pasidarysiu savo galą, čia negyvenimas šitaip. Aš nemoku gyventi, mane viskas, kur neapsidarau, viskas ne taip, kaip aš norėčiau, viskas. Tėvai ne taip elgesi, darbe ne taip elgesi, ne tokius pinigus moka, aš ne taip atrodau, jokio gyvenimo džiaugsmo, absoliučiai. Bet aš to niekaip nesuvedžiau, kad čia susijęs su alkoholizmu, kad čia mano kažkokios vidinės būsenos, aš visą laiką ieškojau priežasčių išorėje. Aš visą laiką galvojau, kad jeigu aš kažką išorėje pakeisiu, tai mano vidinė būsena pasikeis. Net patys, pirkiniai, moteriškas dalykas, trumpam, akimirkai. Paskui aš jau supratau, kad pirkti reikia bent jau pigius dalykus, nes aš ubagais pareisiu. Nuo tų beprotiško kiekio man nereikalingų daiktų, kurie man palengvėjimą suteikia. Kaip tikra alkoholikė, aš ieškojau palengvėjimo. Visais įmanomais būdais. Po skyrybų, kažkokios naujos pažintys su vyrais, tie nauji pirkiniai. Svorį numeti, svorį priaugi. Šukuosena vienokia, šukuosena kitokia. Ir kiek kažką nebandau keisti. Man negerai, man tiesiog negerai buvo. Aš ir aš buvau nelaiminga. Ir neturėjau kam papasakoti, nes tai neįvardinama. Nieks nesupras. Tik tais alkoholikas supras, ko gero, apie ką aš kalbu, kas tai yra, nes kam pasakyti, o kas tau negerai? O kas? Ir nėra kaip pasakyti, kas, čia, viduj negerai. Viskas viduj negerai. Absoliučiai viskas viduj negerai. Ir aš šaukiausi Dievo, aš tiesiog vaikščiojau ten po tą parką, ašarom braukdama ir aš šaukiausi Dievą. Ir Dievas mane išgirdo. Aišku, išgirdo, kai jie šaukiesi, jis visą laiką išgirsta ir nesvarbu, kokiais žodžiais kreipiausi ir kad ten buvo prašymas absoliučiai egoistiškas, čia net nepanašu į tai, kaip pas mus knygoje rašo, kad niekada neprašykim savo brangiausiai prašiau ir daug prašiau savo. Ir aš gavau, aš iš tikrųjų sulaukiau skambučio iš anonimo. Tiesiog ten turėjom bendrą pažįstamą ir manęs paklausė, sako, tu dabar vieniša, gal norėtum susipažinti. Nenoriu, nieko, man viskas bloga, aš jau nei pažinčių, jokių nenoriu nieko. Sako, jis tik kitur gyvena, sako, kol kas dar išvažiavę, sako, gal tau paskambino, okei. Ir man paskambino. Ir aš iš pradžių, aišku, čia karūną užsidėjau, čia tokia faina, čia aš iš aukšto žiūriu, čia tau iš vis labai pasiseks, jeigu aš su tavim šnekėsiu. O viduje jaučiausi, visiškas niekas. O žmogus ramus ir iš vidaus kažkas pasisklinda tokio, kas man tiesiog aš jau pradėjau tikėti. Kelia pasitikėjimą, kažką tokio skleidžia, aš matau, tai žmogus padorus, sąžiningas.
Jis negudrauja, jisai neapsimetinėja geresnių negu yra, bet aš kažkaip žiūriu, jis nemeluoja. Bet kažkodėl, bet aš žinau, kad jisai nemeluoja. Ir studentas sako, Vigilė, sako, tau sako, yra kelias tik vienas. Sako, tau reikia pas anonimą. Aš kažkaip ir nesispiriau, nes, sako, mačiau žmogų, kuris tai pasakė ir aš visai noriu jaustis taip, kaip jaučiasi jisai. Ta vidinė ramybė, niekas neišmuša iš vėžių, taip paprastai. Neįdomus, jam tie mano darkimai visi tokie. Ir aš pirmą kartą nuėjau pas anonimus. Ir ačiū Dievui, iš tikrųjų, ačiū Dievui, kad Dievas man atidarė tos vartus, aš neužtraukiau jam durų prieš nosį, aš nuėjau tuo keliu. Nes aš tikrai nežinau, koks būtų mano likimas. Neįsivaizduoju, aš nenoriu net spėlioti. Bet aš žinau, kad kažkai ten nuėjau, prasidėjo mano ėjimas link sveikimo, sakykime. Ten iki sveikimo tai dar šviesmečiais ir toli. Bet pradžia jau buvo padaryta, aš nuvažiavau į gyvą grupę, aš visiškai nieko nesupratau, ką ten šneka, apie ką ten šneka, bet aš sėdžiu, blemba, va čia aš turiu būti. Aš nežinau kodėl, bet man šiandien labai labai gerai. Aš susiradau globėją, aš praėjau žingsniais pirmą kartą, bet taip ant kulno apsisukau, praėjau tuos žingsnius, realiai sąžiningai padariau tik tais, ko gero, 2 dalykus. Taip nuoširdžiai, nes mano puikybė ir noras būti ir pačiai geriausiai globotiniai užmušė visus kitus, sąžiningumus ir viską. Ir pirmai tik tais taip, aš alkoholikė. Čia nepaneigsi, čia ne šiaip savo aš čia atėjau ir mielai būčiau neėjusi, jeigu būčiau turėjusi iš ko rinktis, bet ačiū Dievui, kad aš, kadangi jau reikėjo kažkur eiti, aš turėjau galimybę ateiti pas anonimus. Ir 9 žingsnį. Ir 9 žingsnį aš kažkodėl tai jaučiau, kad jį reikia daryti labai sąžiningai ir labai nuoširdžiai. Ir aš labai greitai dariau, labai norėjau padaryti, labai nuoširdžiai iš dūšios. Iš tikrųjų, man buvo labai svarbu, kad artimieji patys brangiausi man žmonės išgirstų, kad aš suprantu, kad aš tikrai nebuvau nei pati geriausia žmona, nei pati geriausia mama, nei dukra, nei draugė. O daugiau kaip ir tam kartui tokį gavau šiokių tokių iš globėjos patirčių, kaip elgtis, kad, jau visai kaip anksčiau nelipti žmonėms ir nešiptiems ant galvų, bet daugiau kažko tai ir nepavyko pagauti man. Pirmą kartą aš tiesiog nepagavau, aš nebuvau nei nuoširdžiai iki galo, nei sąžininga gal iki galo nebuvo, nors 5 žingsnis tai padarytas sąžiningai, nuoširdžiai, bet to tikrojo lūžio pamatyti savo ego, aš jo tikrai nepadariau, aš 4 rašiau taip, kaip reikia. Egoizmas, savanaudiškumas, nesąžiningumas, reikia tukš nesigilindamas, aš visiškai nesupratau, ką aš rašiau. Taip reikia, aš rašiau viskas. Ir tai davė savo vėl rezultatus. Pradžioj truputėlį palengvėjimo yra, aš vėl nelaiminga. Blin, ir blaiva, ir po žingsnių, ir aš vėl nelaiminga. Ir šalia žmogus, tas, kuris atvedė pas anonimus, paskambino, tai aš dabar jo žmona, ir irgi priklausomas žmogus, ir mes 3 metai kartu. Ir jisai manis Vigilė savo, eik žingsniais, buvau, viskas, aš jau ten pabuvau. Ir jis, kaip savo, aš negaliu tavęs gydyti. Sako, negaliu, mes kartu gyvename, aš tai per daug myliu, aš negaliu tavęs gydyti, bet kažką reikia daryti. Sako, tu turi pamatyti. Tu turi pamatyti. Ir tiesiog savo internetiniai grupė aš pamačiau ant kitos anonimės labai didelį pokytį. Kaip žmogus atėjo į grupę, beprotė, psichė, neadekvati, nekenčianti visko. Ir, tiesiog absoliučiai, Nina, susikalbėti su žmogum, savigaila, aišku, visa puokštė, visas vėl ir aš matau transformaciją po metų. Ir aš taip žiūriu, vau, tiesiog kitas žmogus. Jokio kovingumo, jokio noro įrodinėti, jokio ieškojimo kaltų. Ir aš sakau, brangioji, klausyk, aš noriu to, ką nori tu. Noriu to, ką tu turi, sakau, kaip? Sakau, pravesk mane žingsniais, sakau, nes aš išprotėsiu. Sakau, aš vyrą iš proto išvesiu, sakau, matau, žmogus mane myli, aš jį myliu. Sakau, nesigauna. O kai 2 priklausomi susibara, tai ten stogas gali namo nulėkti, ne tik tais mano asmeninis. Ir paprašiau jos pravesti žingsniais ir tuomet aš supratau iš tikrųjų, ką reiškia, kai tave tai yra praveda žingsniais. Tai 90
5% darbo yra vidinis. Absoliučiai vidinis darbas yra. Kai globėja tau, kaip jinai, vat, sakykime, suvedė, man parodė, alkoholizmas lygų tavo egocentrizmas, tai yra ta pati liga. Ir išsivaduoti, Vigilija, reikia iš egocentrizmo, iš tų charakterio defektų. Ir vat aš paskutinį kartą įdama, vat Anesija, aš pajaučiau tą realų pokytį. Iš tikrųjų pamačiau, ką reiškia 4 žingsnio 4 stulpelis, ką iš tikrųjų reiškia, pamačiau save, globėjos pagalba, pamačiau, kokią aš gebu būti savanaudė, ciniška, egoistė, nekantri, nepakanti, nenuolanki, kovinga, kerštinga. Kaip mano pradžioje buvo pirmosios maldos tokios, kur iš dūšios Viešpatie, atimk man norą ginčytis, pašalink man norą ginčytis su visais, išvaduok mane iš noro būti teise. Ir tuomet iš tikrųjų pareidinėti rezultatai, kai tikrai padarai ir 1, ir 2, ir 3 žingsnius, va taip, kaip knygoje parašyta. Kai 4 tam raktiniam žingsnėje pamačiau visus savo charakterio defektus, per kuriuos aš tiesiog nemokėjau būti laiminga. Ir va tas stebuklas, kai aplinka nepasikeičia, situacija aplinkui nepasikeičia, bet aš turiu vidinę ramybę, aš supratau, kas manyje neleidžia man būti laimingai, ir programos dėka, Dievo dėka, ėjimo dvasinio tobulėjimo keliu, aš įrankių pagalba gebu tame pasaulyje, tame pačiame, kur anksčiau buvau, aš gebu būti laiminga. Aš gebu būti čia ir dabar ir džiaugtis tuo, ką turiu. Programa man davė galimybę nebijoti, nebenubėgti šviesinčiais į priekį, pasižiūrėti, kaip ten bus baisu, susirinkti visą baimę ir bijotis dabar. To, kas bus, kažkadagi bus, ne? Grįžti į čia ir dabar ir būti laimingai. Nebijot ligos, kuri kažkada bus. O būti čia ir dabar ir džiaugtis tą sveikatą, kurią turi. Nebijoti to nepritekliaus, kuris gali ištikti. O būti čia ir dabar, kur iš bado nemirštų, nors, globėja, tai juokindavau. Skambinu, viskas sakau. Iš bado ir katė nudvėsi, ir aš jau čia iš bado dvėsiu. Juokėsi globėja. Sako, kad tik nepadvėstumėt, abi 2 kartu. Sako, tu nežinai, kad Dievas duoda tiek, kad pakanka. Kad tu neprotingai neelgėsi su pinigais, su resursais. Sako, čia tavo problema. Sako, čia ne Dievo problema, ne pinigų. Sako, čia tu nemoki, tau reikia spręsti ir galvoti, ką tu turi daryti su tuom, ką turi, nes Dievas tikrai duos tiek, kiek pakanka. Išmokau pas vyrą paprašyti pinigų, tai mano puikybė čia buvo, vau. Galvoju, pritrėkš prie žemės akmenį. Kaip taip aš eisiu ir paprašysiu? Paprašiau. Ir patikėkit, karūna nenukrito, vyras labai apsidžiaugė, galėdamas man padėti. Aš sakau, kirpėjai neturiu. Jokių problemų, sakau, kad anksčiau nesakyti. Tai paprasta. Aha. Opa. Tiesiog žmogui, su kuriuo gyveni, bet irgi atrodė man globėja, be lūkesčių, Vigilija sako, be lūkesčių reikia mylėti žmogų, tik šitai. Kaip tai, sakau, taigi ant galvos atsisėsti ir išnaudos mane vis. Kad tik, sako, tavęs neišnaudotų. Alkoholikis, egoistas, sako, tave išnaudos, tu juokauni. Sako, tu pabandyk, netiki, pabandyk. Gerai, bandau. Aha, susipykstam su vyru, aš teisi, aš ten jau tokia teisi. Užsičiaupiau. Globėja sakė, pabandyk nors kartą patylėti ir nebėgioti iš paskos įrodinėdama, kokia tu teisi. Gerai, sunku, net skauda, kaip sunku tylėti, kai noriu būti teisi ir žmogus turi žinot, kad aš teisi. Užsičiaupiau, patylėjau. Ateina po pusvalandžio, pabučiavo, apkabino. Kaip paprasta, duot žmogui pusvalandį po darbo pailsėti, o nelipti ant galvos. Ašgi iš meilės, ašgi visus dalykus dariau, tik tais vadina pačiu geriausiu noru. Va taip veikia alkoholizmo liga. Aš ne vieną dieną nenorėjau būti bloga. Vat buitinėse situacijose, kai pamatai, kaip liga mausto, kaip tas susireikšminimas durina, tai čia yra kažkas, buvo momentas, kai man tiesiog baisu pasidarė nuo ligos globalumo, kaip jisai kaip vanduo, ta liga, jinai prasismelkia į kiekvieną gyvenimo plyšelį, kiekvieną situaciją. Bet vyras ryte prasta nuotaika. Brangusis, kas tau? Galvas skauda.
Aha, aš negirdžiu, kad sako galvas skauda, sėdžiu, blemba, ką aš ne taip padariau. Nes aš centrinė, nu negali būti, kad mane atėjo štai po valandos, aš jau ten, aha, gal tau pusryčius, gal tau tą, viskas gerai. Sakau, ko tu be nuotaikos? Eglė, man galvas skauda. Blemba, gal elektrą pamiršau kur nors užgesinti ir dabar pyksta ant manęs. Gal jam darbė negerai. Gal aš kažką tai netai. Iki vakaro lipu žmogų ant galvos. Kas ta kantri žmogus sako, man galvas skauda. Aš tik vakare išgirdau, man galvas skauda. Sakau, tau tik tais galvas skauda paprasčiausiai. Aha. Aš visą dieną ieškojau priežasties savyje. Mat mano puikybė ir visiškas savivertės kažkokias nusivertinimas, ne, kad visą laiką vienu ar kitu kampu vis tiek aš turiu būti priežastis. Jeigu tu laimingas, tai dėl to, kad aš faina. Jeigu tu nelaimingas, tai dėl to, kad aš nefaina. Man į galvą neteina, kad pas žmogų yra kiti dalykai gyvenime. Yra darbas, kuris sukelia kažkokias emocijas, yra tie patys jo globotiniai, kurie gali kažkokias emocijas sukelti. Bet man norisi būti man, aš. Ir vat ką davė programa, iš tikrųjų tai yra didelė Dievo dovana. Aš išmokau būti su žmogum, nes ant 50 metų pradėti kurti santykius dviem priklausomiem žmonėm, tai yra ne juokas, tai yra iš tikrųjų nemenkas iššūkis. Ir kai aš supratau, kad aš laiminga su juo būsiu, patapau laiminga, iš tikrųjų išmokau būti laiminga tik tada, kai aš išmokau būti laiminga viena. O viena aš nebūnu dabar niekada Dievas visą laiką šalia. Ir gerai, kad už tai, kad kalbėsi mintyse, niekas į psichuškę nesodina, kad reikia garsiai kalbėti su savim, tuomet gal ir uždarytų. Kol galvoj su savim kalbėsi, tai nieks neuždaro. O jeigu aš mintyse tiesiog visą laiką nuolat nebūsiu su Dievu kontakte, aš iškart pridarysiu nesąmonę, nes mano pirminė reakcija į situaciją visą laiką bus alkoholiška reakcija. Aš visą laiką norėsiu, kad man būtų gerai, man. Žmogus mane myli, aš noriu, kad mylėtų taip, kaip aš noriu, o ne taip, kaip jisai geba. Labai man kalas žmogus, sako, jisai jeigu tau kažko neduoda, sako, tai ne dėl to, kad nenori duoti, čia tave baisiai nuskriausti nori, jis negali to duoti. Tai va vėl ketvirtam žingsnį irgi pamatyti, kad tos visos įsivaizduojamos skriaudos, kurios atseit vertė mane gerti, jos vertė mane gerti, bet tik dėl to, kad aš ieškojau kaltų. Kitaip niekaip nemokėjau gyventi. Man į galvą netėjo, kad galima savyje ieškoti atsakymą. Aš visą laiką ieškau kituose. Ir kai gavau tą atsakymą, kad net tie žmonės, kurie iš tikrųjų yra irgi dvasiniai ligoniai ir jie gali skriausti. Ir supratau, kad jie tiesiog negalėjo būti kitokie, kaip ir aš negalėjau būti kitokia. Aš tiesiog galimybės neturėjau būti kitokia. Taip veikia šita liga, kol aš nepamačiau savęs. Į savo vidų neatsisukau, ir nepamačiau, kad aš turiu jėgų būti kitokia, kad aš galiu kitaip elgtis. Pradedant paprastom smulkmenom, einant su globėju, nuo paprastų buitinių situacijų pradėjau mokintis tiesiog elgtis kitaip. Kitaip. Nebepraktikuoti to ankstesnio savo gyvenimo būdo, kuriame viskas man, o patraukti save aš ir kaip eiti į darbą, ne pachalinti, ne babkių uždirbinėti, o per žmonės tarnauti Dievui. Visai kitaip jautiesi darbe. Kai žiūri į žmogų, kaip į žmogų, o ne pajamų šaltinį. Kai žiūri, kaip padaryti, kaip tam darbe dirbti, kad tas žmogus jaustųsi gerai. Kai į savo vyrą žiūri ne kaip į kažką, tai kas tau duos gyvenimo kokybę pagerins, o žiūrėti per tai, kad o ką aš galiu duoti, o kuom aš galiu būti naudinga. Kai globėja man, Vigilija, tu ne vyrui tarnauji, nes buvo labai sunku būti nuolankiai. Kaip aš nuolankiai būsiu vyrui? Karūna vėl subuoja ir vėl aš ragais piečiais, Vigilija sako, prieš Dievą nuolanki, per vyrą prieš Dievą. Į namus pareina taika ir ramybė. Nebelieka karo, nebelieka ginčų. Leisti žmogui blogai jaustis. Leisti darbe kolegoms klysti, o ne kritikuoti ir nevertinti. Nebūti centrinė. Tai iš tikrųjų, ta gyvenimo kokybė, kurią aš gavau praėjusi, iš tikrųjų sąžiningai žingsniais, iš tikrųjų nepabijojus tam ketvirtam pabuvoti ir pamatyti save, tokią, kokią esu, pamatyti, kad mano visuose santykiuose schema ta pati egoistinė, savanaudiška, aš ieškau iš aplinkos, iš kitų žmonių gerų savo emocijų. Aš tiesiog nemokėjau priimti neigiamų emocijų.
O dabar aš suprantu, visokių būna. Ir kai būna labai, kai ego lūžta, žiauriai skauda. Kai reikia elgtis kitaip, negu esu įpratus visą gyvenimą elgtis, atrodė stuburą laužo, kaip tas ego lūžta, kvėpuoti negaliu, pajudėti sunku, nes aš nepratusi šitaip elgtis kitaip negu anksčiau. Bet tie rezultatai, kuriuos gauni, ir čia tik su Dievo pagalba, nes kol aš pagal save elgiausi, kol aš galvojau, kad aš galiu kitaip elgtis ir pasikeis gyvenimas, aš nieko nepakeičiau. Aš atėjau iki tiek, kad aš prasigėriau ir atėjau pas anonimus ieškotis išsigelbėjimo. O kai pasikliauni tuom, kad, negalvok Vigilijos savo galvą, prie gero neprives, pasitikėk Dievu, pasitikėk tą jėgą, gerąją jėgą, kuri yra tavyje. Ir jinai iš tikrųjų yra. Ir man atrodė, kad, niekaip, gerai, santykiai, bet tai finansus patikėti, kad aš net ir finansų negebu kontroliuoti. Tai buvo žiauriai sunku paleisti, sakau, skambinu globėjai, viskas, visi dėstami iš bado. Nesvarbu, kad butas yra, mašina yra, darbas yra, paklausi specialybė ir jokių įsiskolinimų. Bet sušviečia mano galvoj, bet viskas bėda, nes šiuo metu yra mažiau negu aš noriu. Ir tas aš noriu, jisai mane žudė visą gyvenimą. Per tą aš noriu, kai negaunu, nesvarbu ko. Daiktų, santykių, meilės, gerų emocijų, būti centrinė, pakviesta kažkur, visiškai nesvarbu. Kai tik įsijungdavo, aš noriu ir negaudavau. Įtrasėdavo alkoholis, jisai palengvindavo būseną, jisai duodavo palengvėjimą. O dabar tą palengvėjimą gaunu iš to kitokio elgimosi gyvenimą. Kaip pirmoji globėja sakė, Vigilija sako, čia nėra nieko mistinio, tai yra tiesiog 12 padarau žmogaus taisyklių. Elkis padoriai ir tau bus atlyginta tuo pačiu. Tik aš to nesupratau, aš dabar po kelių metų tik atsimenu savo pirmosios globėjos žodžius, kurie man dabar aš jau suprantu, ką jinai norėjo pasakyti. Kad nieko antgamtinio, nieko mistiško. Visiškai nieko. Tiesiog per gyvenimą eiti nesivadovaujant savo pirminiais impulsais. Savo pirminių, kuris emocija iššauna, nepaleisti jos į gyvenimą. Tam man reikalinga malda, tam man reikalinga pauzė. Aš gyvenu dienoje praktiškai per pauzę. Kai tik tais kas nors situacija yra pauzė ir pagalvoti. Kiek čia bus savanaudiškumo, ar iš tikrųjų, kokie motyvai. Įrankių čia jau yra daug, bet svarbiausia, nepasiduoti tai pirminiai. Ir aš jau esu laimėjime, kaip sakyti. Ir jau esu visai kitoj būsenoj. Ir dabar kaip, iš tikrųjų, mane iš vėžių išmušti toli gražu nėra paprasta. O iki tiek, kad atsakau, mano buvo pažeistas grupėje labai grubiai anonimiškumas, man teko darbą keisti. Tai buvo daug baimės, daug pykčio, daug apmaudo, taip, po to turėjo daug maldos. Ir globėjo pasakė labai paprastai, sako, Vigilija, sako, jeigu tu nesi pasiruošusi, tu esi pasiruošus tik mūsų bendruomenėje tarp anonimų įgarsinti, kad tu esi alkoholikė. Sako, tu tiesiog net pirmą žingsnį nepadarai. Taip, tai baisu, taip nežinai, kuo baigsis. Bet ką aš pamačiau, kad kai aš baimę iš jos išsivadavau, bus kaip bus, Dievo valia, ne mano, aš esu alkoholikė ir aš to nebepakeisiu, aš esu sveikstanti alkoholikė, bet aš esu alkoholikė. Ir tiesiog nebeliko problemos. Ir ta baimė, jinai kažkur dingo. Ir aš suprantu, kad ateidama į darbo pokalbį, nieko neatsitiks, net jeigu tiesiai šviesiai paklaus. Pasakysiu taip, kaip yra. Ir buvo taip, ir nieko baisaus neatsitiko. Viskas tvarko, jokių problemų. Svarbus sąžiningumas. Prieš Dievą ir prieš save. Prieš pasaulį būti sąžiningai iki galo niekada nepavyks, nes, suės tas pasaulis. Bet mano dienoje labai yra svarbios rytinė dalis ir vakarinė. Vakare aš būtinai turiu sąžiningai pasikalbėti, prieš Dievą tą inventorizaciją pasidaryti labai labai sąžiningai iš tikrųjų, kad aš nueičiau miegoti be jokių šios dienos savo egoizmo pasekmių. Aš žinau, kad aš turiu nueiti kaip skaidri, prieš Dievą sąžiningai visiškai. Ir rytinė dalis, kaip aš sakau, aš prabudau, aš net į tualetą negaliu nueiti, prieš tai savo nepriminusi
kokia mano liga yra ir kaip jinai veikia, nes aš galiu eidama iki tualeto, susibart su vyru praeidama pro šalį, paspirt katę ir tiesiog būt suirzus ir pikta. Aš prabudau ir pirma mintis mano visą laiką yra kreipimasis į Dievą, prašymas jėgų šiandien vadovautis jo valia, ne savo valia. Ir tiesiog, kad rytinė dalis, kada savo primeni, kas esi ir kad tu ligonėje, tu neturi galimybės gyventi kitaip, Živilė, viskas. Ir vakare palikti šią dieną visas nuospaudas, pykčius, susierzinimus, dar kažką, tai palikti šioje dienoje maldos pagalba, atsiprašymo pagalba, įrankių pilna knyga prirašyta, tik naudoti. Tai va, gal tiek norėjau šiandien pasidalinti, dėkui už galimybę pasidalinti ir ačiū, kad buvai, ačiū, kad paklausėte.